Kai pradedame kalbėti apie pardavimą, egzistuoja tam tikri žodžiai, frazės, sakiniai, kurie yra naudojami tam, kad parduotum daugiau arba parduotum galbūt greičiau. Todėl taip pat egzistuoja tam tikri žodžiai, frazės, galbūt sakiniai, kurių reikėtų vengti pardavimuose. Tiesą sakant, tokių turiu net 24, kuriuos pasinaudoju dar šiandien dienai. Tai numeris 1. Jeigu nuoširdžiai jums atsakant. Ar teko kada nors girdėti, ką nors taip sakant? Jeigu taip, pasidalinkit komentaruose iš karto nieko nelaukdami. Numeris 2. Kai pardavėjai sako, patikėkit manim arba pasitikėkit manim, jums tai neskamba prieštaringai? Man taip. Todėl aš tai pakeiščiau nuoširdžiu ir profesionaliu bendravimu, nes mano veiksmai parodo, ar manimi galima pasitikėti. Numeris 3.